Sveiki. Po maždaug 1000 metų sugrįžtu YouTube studiją ir noriu pasipasakoti savo patirtimi, kurią bandžiau padaryti tiesiog benčia, štangos spaudime. Ir stengiuosi pasiekti Lietuvos rekordą. Ar pavyko? Nelabai. Kiek truko? Galbūt ir netiek ir daug. Ne? Noriu pasidalinti savo idėjom, klaidom, mintim, patirtim. Būtent maždaug papasakot, kaip sekėsi viskas, kaip viskas praėjo. Ir tiesiog pasidalinsiu jums, galbūt rasit kažkokių įžvalgų, kažką galbūt panaudosit, ypatingai tas klaidas, kurias padariau, kur puikiai žinau, kad ten tai buvo klaidos, kad to išvengtumėt jūs. Ir jau, noriu pasidalinti, papasakot, kaip viskas praėjo. Tai galbūt apie benčą pradžią apskritai, ar ne? Štangos spaudimas, toks vienas iš įdomesnių pratimukų, kurį visi mėgsta. Gan populiarus, sakyčiau, iš tokių štangos pratimų, vienas iš populiariausių, nes visi ateinam į džymą ir visi norimės būtent tą pratimą daugiausiai pamprūvint, toks kaip ir jėgos standartas, ar ne, populiariausias. Tai seniai štai tai darau, seniai sportuoju, galbūt todėl ir toks challenge'as, toks iššūkis buvo man pačiam įdomus pasiekti Lietuvos rekordą, ar ne. Jis iš tikrųjų netiek ir daug trūksta, iki to rekordo trūko ir tiesiog tokios buvo mintys padėlioti, pabandyti pasiekti. Tai galbūt viskas atrodė taip, kad pirmiausia buvo aktualu paruošti kūną ir pradėti tam ruoštis. Tai kaip visą tai atrodė, tai tiesiog turi pradėti ryškus. Turi pradėti kiek įmanoma ryškesnis ir tada dirbti link jėgos. Nes esmė tame, kad kai tu pradedi dirbti jėgai, tas prioritetai sudėlioti taip, kad tu atsistatinėtum ir taptum stipresnis. Tai jeigu tu dar dirbsi su mityba tiek, kad tu ryškėtum arba palaikytum vienodai, tai yra žiauriai sunku. Tada greičiausiai ta bus rizika tokia, kad ar tu pakankamai atsistatinės. Galbūt per maža bus mityba, sakykime, per mažai kalorijų ir tu nesugebėsi atsistatinėti. Tai dažniausiai būna taip, kada tu tiesiog valgai perteklių ir po biškį tas kūno svoris auga. Tai man buvo taip, kad nusimečiau beveik per pusę metų nuo didžiausia apskritai forma buvo 100, gal ten 6, 7, 8 priklausomai kada sveriesi, bet rytinis gal 106, vakare apie 109 buvo didžiausias. Ir toks. Ten jau buvo pilna forma, su farma pilnas ir taip toliau. Tada nukritęs, kažkiek lengvai apleidęs sportą, PCT buvo gan stiprus, gal svoras buvo apie 96, jau dabar tiksliai net nebepamenu, gal 96, 97. Na ir tada pradėjau daryti ryškimo etapą. Tai esmė tame, kad raumuo toks kaip ir tuščias, jau pradeda krist ir riebalų gan dar daug. Tai forma tokia buvo tikrai lieva, bet palaipsniui pradėjau improvinti. Tai gausi toks, kad bandau pakelti ir raumens, ir mesti riebalą tuo pačiu metu. Tai toks buvo gan lėtas ir ilgas procesas. Bet kuriuo atveju pasidariau apie 8 kg formą tokią sausiausią. Ir tada apie 90 toks plius minus puspilnis. Tai žodžiu, pusę metų truko mano fiziko darimas, tiesiog paruošti kūną tokį ganėtinai ryškų jėgos sportą ir tada dirbti, pradėti jėgai. Tai, sakykime, pasakiau apie 90, čia buvo kovo pradžia, tai kovo 1, aš atsimenu ir šio pirmą filmuką, kada pradėjau pasiruošimą. Tai vėlgi, spaudžiau apie 180, dar buvau per tokį mini challenge savo dariau, 9 beveik svėriau ir norėjau pasispausti 108. Ir realiai ten praktiškai toks, nei sportuojant, per daug, nei kažką, tiesiog buvo biškį tokių paspaudimų, dar atsimenu kažkiek lengvai dariau, bet tikrai nesebuklingai iš ten kažką dirbau, tiesiog kažkokie paspaudimus karts nuo karto padarydavau krūtinę ir viso. Tai pradėjau nuo 108, tada labai lengvai užsikėliau iki 200, per pusantro mėnesio galbūt. Ir buvo apie 200 kg jėgos, 90, gal kokius 2 svėriau. Ir sako, draugas, davai nuvaryk į čempionatą, jeigu nori. Galbūt, sako, laimėsi ganėtinai nesunkiai. Tai vienas konkurentas buvo gan stiprus, tai to, ko buvo biškį konkuravimo, bet pavyko ten laimėti čempionatą. Ir žodžiu, tai irgi tikslas buvo tiesiog max paruošti savo kūną jėgai, tai biškį tada užsikroviau daugiau, buvo atostogos man. Tai toks apie 93,6 tada svėriau per varžybas ir paspaudžiau 200. 205 net iš tikrųjų paspaudžiau, bet vieną ranką biškį ėjo žemyn ir tada damušiau judesį. Tai kaip ir paspaudžiau, bet pagal varžybas tai to, ko neužskaito. Tai 200, 205 buvo jėgos tada ir pradėjau toliau ruoštis. Tai dabar papasakosiu tiesiog toliau gimė, aišku, gimė tą idėją ruoštis tam rekordui, tokia vis vystys ar ne.
Pradžioje kažkiek dar toks ant prikolo lengvas, bet po to nusprendžiau, kad vis tik reikia bandyti siekti. Vis tik rekordas tikrai yra aukšto pasiekimo, ne, aukštas rezultatas, gerokai virš elito. Elito jau pasiekti iš tikrųjų Lietuvoje mažai žmonių turi elitą. Elito normatyvas toks pasaulinis reitingas visam pasaulyje, kada pagal tavo kūno svorį pasiekia tam tikrą skaičių, ar ne, tiesiog jėgos. Tai elitą pasiekti jau yra ganėtinai sunku ir lietuvių iš tikrųjų ganėtinai mažai, kurie yra pasiekę tą elitą. Tai va, tas mūsų rekordas yra dar aukščiau, tai gal 10 plus kilogramų yra daugiau negu elitas, kas yra tikrai ganėtinai daug. Tai va, dabar papasakosiu, bet tiesiog čia tokia idėja, kaip gimė maždaug ruoštis rekordui, ar ne. Toliau, kas yra svarbu, kas yra aktualu, tai kaip reikia tą viską dėliotis. O čia yra esmė, kaip susidėlioti savo mitybos planą, tai yra tą savo treniruočių planą, kad galėtum toliau judėti ar ne, ir ruoštis. Tai kas yra aktualu? Tai kintamieji, tai pavadinkime, ar ne, turi keistis pastoviai, nes jeigu tu vienodai darai, tu sustoji ant vietos ir tiesiog neprogresuoji. Tai va tie kintamieji pasikeitimai. Tai intensyvumas, volumas, toks angliškas terminas, galbūt galima vadinti apimtis, visa treniruotės apimtis, tai va kiek sukuria apskritai darbų įdėtų. Nes dažnai mėgsta sportininkai lengva tokį daryti, tai tiesiog piramidėm kažkaip pažaidžia, kelia svorį ir realiai to darbinio, to tokio tikrai sunkaus darbo, tu įdedi 2-3 setus ir viskas maždaug, tai čia netreniruoti. Toks galbūt ir neblogas variantas pačiam gale, nes tas didelis intensyvumas duoda jėgos, bet kaip normali treniruoti, to volumo, to apimties treniruotės turėtų būti gerokai daugiau. Bet kuriuo atveju, grįžtant, kas svarbu, ar ne? Svarbu intensyvumas apskritai, kiek didelis svoris nuo to maksimumo, tada, kaip ir minėjau, volumas. Tada svarbu, kad keistųsi pats pratimas. Tu negali visada vienodai spausti. Tai turi keistis, pavyzdžiui, su pauze, be pauzės, kaip aš mėgstu daryti su slingšotais, su kaladėm. Pats pratimas gali keistis, gali spausti nuo grindų, gali galbūt kojom pakeltom, kad koras biškiai tvirtintų visą tą stabilumą, ar ne. Daug variacijų tada aš mėgau daryti su Smith mašina, toks kaip vėlgi naujas kintamasis, ar ne. Tai čia vienas iš tų tiesiog atlikimas, ar ne. Tiesiog pagrindinio pratimo atlikimas, kitokia variacija, kitoks pasikeitimas. Tada aktualūs kiti dalykai, kaip ir sakiau, farma, gali keisti, turi irgi labai didelį turi pasikeitimą, bet kas pastebėjau turbūt, kas naudoja kursus, ar ne, pradžiui paduodi ir esmė tame, kad po mėnesio jau tu sustoji, tas progresas apstoja ir nebeaugia. Tai vėlgi farma atrodo labai didelis pasikeitimas, bet jis irgi turi būti labai tvarkingai apdėliotas. Tai turi būti irgi galbūt kažkas keistas, neturi pastoji būti visada vienodai. Tai dažniausiai tokį renkasi sportininkai, kad palaipsniui vis pakelti, ar ne. Pavyzdžiui, mezociklę susidėlioti ir palaipsniui kilti per visas savaitės, vis kyla iki sunkiausios savaitės. Toliau, kaip ir minėjau, patys mezociklai iš esmės kaip sudėlioti, ar ne. Tai pačios, sakykime, 4 savaičių toks ciklas ir sudėliotas iš mikro ciklų. Tai sudėliotas iš, tarkim, 3, 4, 5 mikrociklų gali būti, dažniausiai būna standartas 4. Tai būna 1, 2, 3, 4, tarkim, tos savaitės, čia vadinamas tas mezociklas, ar ne, ir sudarytas iš 4 tokių savaičių. Tos savaitės, taip vadinu, iš tikrųjų, tai būtų kaip ir mikrociklas. Ir tie mikrociklai sudėlioti taip, kad pastoviai sunkėtų treniruotis. Sakykime, pirma tokia gan lengva, antra ganėtinai jau tokia sunkesnė. Trečia savaitė būna tokia pykinė, kaip ir seniausia, geriausia, tokia plus minus. Ir ketvirta yra tavo naujo rekordo, tokio asmeninio rekordo pagal volumą arba bet kokį kitą atlikimą pasiekimas. Ne? Tai taip atrodo tas standartinis toks variantas, ta visa treniruotės visos sunkėja. Pats atlikimas, svoris ir taip toliau. Tai būtent mezociklų susidarimai. Tada svarbu deloadai irgi prie tų kintamųjų. Negali, kaip ir sakiau, negali pastoviai vienodai varyti, turi keistis, kažkas improvint, tobulėti, kad tiesiog kūnas nesustotų progresuoti. Nesustoja tada, kada tu viską darai vienodai. Arba susiakumuliuoja nuovargis per didelis. Kas beje buvo mano varžybų nutraukimo priežastis per ilgo, bet apie tai gale. Tai tokie kintamieji, jų iš tikrųjų ganėtinai daug. Tai galėtų būti bendras volumas arba tas toks hipertrofinis volumas. Tai ar ir kiek padarai apskritai tokios kaip ir pumpo hipertrofijos po jėgos treniruočių. Tada greičio galėtų būti treniruotis tiesiog sprogstama jėga. Irgi vėl naujas kintamasis, kurį galbūt darai, galbūt nedarai. Bet šitie visi kintamieji, jie turi būti visi įdėti ir karts nuo karto jie turi keistis.
gali būti mezociklai ilgėti, recoveris gali ilgėti, chemija gali visaip keistis ir tikrai daug kintamųjų. Ir esmė tame, kad tu jeigu bent jau lengvai pakeiti kažką, tau kūnas adaptuojasi prie naujo to tokio streso ir tu palaipsniui tobulėji. Tai mano iš tikrųjų pasiruošimas, būtent taip ir atrodė, kad pastoviai turi kažkas keistis, pastoviai turi svoris sunkėti ir volumas bent jau išlikti tas pats arba irgi didėti. Kas iš tikrųjų tikrai yra sunku, nes standartinis variantas būna taip, kada intensyvumas didėja arba tiesiog svoris didėja, o volumas mažėja. Tai tas sukuria tokį, kad į galą, galbūt prieš varžybas tas ir visai ok, bet jeigu tai ilgiau tęsiasi, tu tiesiog sustoji progresuoti ir progreso nėra, ne? Nes tu nustoji būti toks atletiškas. Tu realiai ateini tik tai išsikrauni ant didelių svorių ir nesukuri to tūrio vadinamo, todėl tu kaip ir sustoji progresuoti, nes tu realiai tampi toks neatletiškas, ar ne? Tu tiesiog pavargsti nuo kelis repus padarai ir jau labai greitai pavargsti. Todėl turi neatprast nuo to volumo, turi pastoviai daryti daug pratimų. Net kartais būna, kai didėja intensyvumas, sakykime, jau turi kelt kokius 2, 3, 4 repus tik tai, ar ne, tarkim 3, 2, 3 jau toks labai sunkus. Ir kaip tą volumą išlaikyti, tai tą volumą tiesiog dadedi dar pratimą ir vis tiek sukuri didelį volumą. Tai va, tai grįžtant prie visos sumos, mano planas toks ir buvo, kad turėti daug kintamųjų. Turėti visą tą vadinamą klasikinius tuos ciklus, ar ne, kada pastoji darai deloadą, vėl mezociklas prasideda ir va taip dirbi. Tai daug kintamųjų, viską buvau susidėliojęs būtent taip. Pradžia buvo tokia, kad lengvai įsibėgėjai su lengvu svoriu ir po biškį jisai kyla iki tau pykiniais 4 savaitės. Tai apie pačius svorius maždaug nėra super aktualu, tie, kas sekė mano šiaip iš tikrųjų, kam įdomu, kažkaip labiau svoriai būtent kokie sudėlioti, nors čia labiau asmeniškas dalykas, iš tikrųjų, tau vis tiek tie svoriai bus kitokie, ar ne? Tu savo susidėliosi kokius nori, bet tiem, kam įdomu, nueikite mano Facebooko sieną ir tiesiog paverskit, rasit, aš ten dalinausi ir aš taip stengdausi sumest tokias svarbesnes treniruotės, pastoju labai visko nemečiau, bet tokias svarbesnes ir ten svoriai surašyti, arba pavyzdžiui, kaip keičiasi karts nuo karto, tai ten galima suprasti tą idėją. Nors iš tikrųjų buvo ganėtinai viskas paprasta. Pradėjau su -10 nuo piko, tada -5, 0, tai 3 savaitė yra 0, tai reiškia jau plius minus tavo toks kaip senas rekordas, senas geriausias ir 4 + 5 kg. Tai kaip pavyzdys su 100 PM, 5x5 ar ne pradedi ir jeigu čia tau buvo rekordas, toks kaip ir geriausias anksčiau padarytas, tai va 3 savaitę panašiai bandai pakartoti, o 4 savaitę jau stengiasi, kad tas svoris būtų didesnis. Tai pas mane tas pakėlimas svorių buvo apie +5 kg. Tai va aš tą 4 savaitę jau stengdausi apie +5 kg tokį asmeninį volumo rekordą pasidaryti. Tai va, tai tiem, kam įdomu, pasižiūrėkit Facebook'e, ten daugiau apie skaičius, nes čia labai būtų ilgas filmukas, jeigu dar skaičius pasakočiau. Tai va, tai kintamieji, va tiesiog jų turi būti daug ir pastoviai turi keistis, tai tą stengiausi visada išlaikyti. Toliau apie klaidas, kurias padariau per visą šitą pasiruošimą. Tai galbūt pirmas mezociklas praėjo ganėtinai tvarkingai, toks buvo visas kūnas švarus, pasiruošęs naujom treniruotėm, aš iš tikrųjų kiekvieną treniruotę atėdavau vis stipresnis, netgi +2 kg rezervą dasidėdavo, 3, 4 savaitę irgi +2 negu tai, ką planavau daryti, gale darydavau tada su Smith mašiną slingšotę, irgi tas pats, tu tiesiog esi tau kūnas yra pilnai atsistatęs, neturi jokio susikumuliavusio nuovargio, tai pirmas mezociklas praėjo puikiai, tada tuos 200 paspaudžiu per varžybas, tikrai tvarkingai, man ten viskas pasiruošė labai lengvai, nes kūnas tiesiog neturi jokio susikaupusio streso. Tai antrą savaitę, tai yra antrą mėnesį, arba mezociklų gal pavadinkime, iš tikrųjų jis trunka daugiau negu mėnesį. Tai antras mezociklas buvo toks, kad turėjau tokias klaidas, lyg įsivažiuoju ir stengiausi jau tada daryti iki 4. Ir pirmas pratimas buvo piramidai. Tai ir patarimas iš karto būtų nešokit per greitai ant didelio intensyvumo, nes mano buvo toks per didelis. Ir esmė tame ta piramidė vadinama, kai tu svorį pradedi vis kelt. Ir iš esmės ten 2 paskutiniai setai tik tais tokie sunkus, nuo kurių tu progresuoji. Tai pas mane buvo, tarkim, su 108, 4 repai. Tai tarkim, 107 paspausiu 4, 108 4 ir viso jau daugiau, tarkim, nebedarau, nes mano tikslas su 108 paspausti, 108 kg paspausti, ar ne? Tai esmė tame, kad jau nesugebėjau progresuoti ir būtent antrą savaitę su 185 padariau tik tais 3
repus, nes realiai tą 108 turėjau ganėtinai lengvai paspaust, tada 85 turėjau irgi ganėtinai lengvai paspaust, o aš jau antrą savaitę aš jau failinu. Kai galbūt tik tais 3-4 aš galėčiau failint pagal viską, ar ne? Tai va, ką tai sako, kad man trūko poilsio, nes intensyvumas per didelis. Tai va, patarimas būtų toks, nešokit per greit ant didelio intensyvumo. Neskubėkit, iš tikrųjų, grinai prieš varžybas, paskutinį mėnesį galbūt yra tas didelis intensyvumas, didelis svoriai, mažai pakartojimų ir galbūt mažai volumų per visą treniruotę, ar ne? Bet tarkim, antras mezociklas, dar ten laukia 3-4 mezociklai, o tu jau antram pradedi failinti, nebepakeli ir tau kūnas nebeatsistato. Tai neskubėkit ant didelio intensyvumo, tiesiog dirbkit su 5x5, 4x5 arba ten, kaip aš dariau, 3x5, tada dedi dar kitą pratimą, vėl 3x5, kaip pavyzdys iš 2 pratimus darytas tau pagrindinis darbinis volumas, kas irgi yra ok. Tai va tokia klaida, kad tiesiog šokau per greitai, tada aš dariau papildomą recovery, atsimenu, kažkaip padariau, turėjau lyg daryti kitą treniruotę, bet aš tada prailginau, irgi ilsėjausi, grįžau, irgi toks dar nelabai atsistatęs, tada daugiau dienų ilsėjausi apskritai, ir toks, iš tikrųjų, antras mezociklas man buvo ne kažką. Buvo ir su miegu, taip, kad iš tikrųjų ne per geriausiai miegojau, nors čia iki gegužio 19 matau tęsiasi viskas. Tai būtent tą paskutinę treniruotę visai neblogai prie 2.10 paspaudžiau, prie 9.4, kas visai buvo neblogai, nors tikrai turbūt toks nesitikėjau. Tiesiog gausi, kad biški didesnis poilsis ir aš sugebėjau atsistatinėti ir spėti pakankamai gerai atsirecoverint. Tiesiog ir tada kaip ir viskas buvo ok, bet sumuoju tos treniruotės buvo per mažai poilsio. Tai neskubėkit ant didelio intensyvumo, nes tas tikrai tiesiog tu nesugebėt atsistatinėti. Atrodo, kelsi čia didelius svorius ir panašiai, bet esmė tame, kad tu nesugebėsi atsistatinėti ir tu neprogresuosi. O tas visos jėgos principas iš esmės ir yra, kad tu turi sukurti tokią treniruotę, po kurios atsistatytum ir atsistatytum taip, kad taptum bent truputėlį stipresnis. Jeigu tu to truputėlį nepadarai, tik atsistatai toks pat, koks buvai, tai nėra progreso, tu tiesiog stovi ant vietos. Tai vis dar tą turėkit galvoje, kad geriau aš pailsėsiu ilgiau, bet nesustabdysiu to savo progreso, ar ne? Tai tiesiog neskubėkit su dideliais svoriais, dirbkit labiau su intensyvumu, su volumu, iš tikrųjų. Didelis progresas būtent pačiam volume. Tiesiog daug padaryta, pavyzdžiui, 5x5, tikrai didelis volumas. Ir jis tikrai duoda tą progresą. Tada aš susikūriau savo 3 mezociklą. Ok, sakau, man tas 5x5 visai neblogai eina, tas 5 repų ta treniruotė visai gerai eina. Aišku, čia buvo ir pauzės, buvo be pauzės, aš tų dabar nepasakoju, bet apskritai bendrą idėją, ar ne, pasakoju apie svorius. Tai tada, ok, davai, sakau, dirbu toliau 5x, nežinau, kad man jis visai gerai eina. Ir tada iš tikrųjų padėjau dirbti visai neblogai su tokiais elektrinės masažuokliais. Jie pagreitino man tikrai recovery. Ir būtent 3 mezocikle man recovery buvo visai geri. Būtent, atrodo, kiekvieną savaitę tai toks visai geras. Ir, pavyzdžiui, aš čia pradėjau 105. 3x5 čia buvo su 105. Visai neblogai viskas susidirbo. Kitą savaitę jau pakėliau svorį, čia buvo 7, 7, 5, 8, toks buvo jau biški kitoks. Ir iš tikrųjų, dar tada 3 savaitę jau dar plus 5 kg prie kiekvieno pakėliau. Tai toks irgi naujas asmeninis buvo rekordas, būtent 3 savaitę, kas irgi davė gerą progresą. Tai iš esmės tas 5x man buvo toks kaip ir toks viduriukas, nuo kurio aš geriausiai progresuoju. Aišku, tarkim, kiekvieną savaitę tas 5x greičiausiai irgi neveiks, tai yra kiekvieną mezociklą. Todėl, tarkim, pirmam, netgi geriau siūlyčiau tada daugiau daryti repų negu mažiau. Galbūt vėlgi ne visiems, galbūt kitiems tinka tas, vėlgi priklausom nuo to meistriškumo. Jeigu ten, sakykim, manau, sakyčiau, taip yra, jeigu didelis meistriškumas, tai tau reikia daug volumų. Jeigu tas meistriškumas mažas, tai tu gali daryti didesnį intensyvumą, nes logiška, tu tiesiog pakeli mažesnius svorius ir tu kitaip reaguosi į tą tau didelį svorį. Jeigu tavo one rep maxas 100 kg ir tu dirbsi, žinai, su 103, 102, tai tu jį tikrai dažniau galėsi kelt, negu mes savo artimą maksimui svorį. Tai va, tiesiog taip, neskubėkit su intensyvumu, nes tas tikrai nepriveda prie pliusų. Nebent skausi naujokas, tai galbūt aukštas intensyvumas gal tau bus ir ok, toksai, ar ne? Tai va, iš 3 mezociklo, sakyčiau, man tas buvo toks gal net ir smagiausias mėnesis, smagiausias tas 3 mezociklas. Būtent tada ir paspaudžiu 2.20 prie 9.4,4. Su slingšotu dar tada pasispaudžiu 2.5. Nu, tas slingšotas čia toks mano asmeninis pratimukas, kurį aš mėgstu. Ir mano asmeninis toks rekordas, kur, vėlgi slingšotas, Smith mašina, tai čia toks pratimas, savo labiau, man tiesiog jisai įdomus.
Tai visa kita galvoju klaidus. Šiaip toks, kaip ir viskas ten jautėsi, būtent skaičiau man toks smagiausias. Iš to kažko labai turbūt ir nepamprūvinčiau, svoris išliko ganėtinai mažas, ne per didžiausias, tikrai neužaugo kažko labai, o jėga pakilo. Tai reiškia, ir mityba buvo ir treniruotis buvo Poilsio, miego galbūt visada galėtų būti jisai pas mane geresnis, nes eidavau ganėtinai vėlai miegot, aš toks naktinis esu, paukštis, visada mėgstu mielai užmigti, vėliau keltis. Tai tas tikrai nėra gerai. Aišku, kardio galima visada daugiau dadėti, galima ryte lengvai pasivaikščioti. Tai tokius dalykus galbūt dar būčiau pamprūvinęs. Bet šiaip, sakyčiau, buvo visai viskas atlikta neblogai. Iki 6 repų netgi dariau. Su laisva štanga, tačiangau. Tai netgi volumas buvo iki 6 repų. Ganėtinai toks aukštas. Toliau ketvirtas mezociklas, jau čia tada buvo pasiruošimas varžybom. Aš pasispaudžiu 2.20, ir tada sakau, paskutinis mėnuo bandom varžybom. Tai esmė tame, kad jis irgi man praėjo visai neblogai. Galbūt ten buvo viena savaitė, pamenu, toks kažkaip lengvai sufeilinau, nors viskas buvo kaip ir palyginus neblogai, gal lengvai vėlgi miego būtų galima dadėti ar panašiai, bet čia minės smulkmenos. Iš tikrųjų tikras poilsis, jeigu, sakykime, tu plius minus reliatyviai ganėtinai gerai miegi, ar ne? Tai viskas, ką tu reikia tiesiog papildomai daugiau dienų pailsėti. Tiesiog dadėk +1 dieną. Ir patikėk, tikrai atsistatinės. Ten neskubėti reikia, atrodo, nors 7 dienos prie vėl nori varyti. Palauk tą +1 dieną ir tikrai recoveris bus daug geresnis. Pavyzdžiui, irgi jeigu tu spaudi ir rankos dreba, tai jau indikuoja, kad tu nesi pakankamai gerai atsistatęs. Irgi, pavyzdžiui, būna raumenų nebeskauda, bet tu drebi tiesiog. Kartais būna riešia problemos, bet dažniausiai tai tu tiesiog senesas neatsistatęs. Tiesiog reikia daugiau laiko pailsėti ir atsistatinėti. Tai ketvirtas mezociklas buvo toks kaip ir be realių kažkokių tokių. Ir buvau toks kaip ir naują PR padaręs. Tai aš buvau pasaudęs 2.20 ir dar pamprūvinau. Ir esmė tame, kad tas 2.20 ten iš tikrųjų pas mus salėje svoris 2.22. Aš pats svėriau kiekvieną blyną, jie yra biškai sunkesni negu ten rašo. Tu reikia kilogramų beveik paklaidos, iki 900 gramų, man atrodo, sunkiausias svoris. Sunkiausias blynas. Tai aš atsumtant viską susvėriau, tada grinai gausiu 2.22 kažkas. Tai realiai 2.22 jėgos jau buvo padaryta ir tikrai per mėnesį dar pamprūvinau, aš tikrai buvau pasiruošęs rekordui. Ir būtent apie varžybas iš tos dienos, tai toks gausi, kad sugalvojau, kad įsivaizdavau, kad nusimesiu svorio ir ta jėga išliks taip pat gerai. Nebuvo gal kosminis svorio metimas, bet buvo ganėtinai didelis. Su diuretikais, su gliukogeno mažinimu per kokias 3 dienas ir lengvai naudojau GLP agonistą, semaglutidą, kuris sumažintų biškelkį į patį galą, kad tiesiog nesikankinčiau ant alkio. Ir sumoju tai gausi, kad man biškiai per daug išsikrojau. Gal būčiau bent jau be diuretikų bandęs nusimest tą svorį, gal būtų ne taip sunku atsistatinėti, nes iš tikrųjų tą dieną, jau kai pasisvėriau, svėriau 9.3, tai visas toks buvau drebantis, ta prasme, mikro tokiame išlungiai per visą kūną. Ir panašiai, nors atrodė, kad vakarėjau toks neblogai, gan pilnas, gerai jaučiausi, bet ant varžybų dieną tai turėjau visiškai miręs, toks atrodo raumuo tuščias. Kažką lengvai rankom padariau, iškart pečių deltus, atrodo, pradėjau pumpuotis, aš ten pradėjau masažuotis, bet visiškai toks nieko, ne kažką, pradėjau save šaldyti, buvo prisivežęs ledu, kad to taip jungt, tą atrodo išsibudint. Bet visą tai kažkaip stebuklingai nepadėjo, aš tuos visą svorį, kurį kėliau, atrodė sunkus ten, kad ir, nežinau, 102 užsimeti 100 pėm ir jau sunku atrodo. Tai tas indikavo, kad tikrai nebuvau pakankamai su svorio pasiruošęs, tai iš tikrųjų buvo per didelis stresas, po kurio nesugebėjau atsistatinėti. Bet vis tiek sugebėjau paspaus 2.15, prie 9.3, kas visai neblogai, tai man atnešė čempionatą 1 vietą ir absoliučiai geriausią 2 vietą. Elitą pasiekiau būtent tada ir prie 93 kg, 100 kg kategorijos elitas. Tai realiai 7 kg rezervas gausi toks kaip ir iki elitų, kas irgi yra tikrai ganėtinai daug. Tai ir paskutinis etapas, ką dabar dariau, tai viskas buvo tiesiog, paskutinis 5 mezociklas buvo toks, kad tiesiog jau jaučiau, kad aš esu tiek prikaupęs tokio streso, nuovargio, kada visiškai nenori tą treniruotę eiti. Nėra motyvacijos, visiškai toks, nėra drive visiškai. Po to buvo 1 savaitės, gal reikia nutraukti, jau atrodo visai drive nėra, tos treniruotės nepadarė ir tos rankos dreba ir tos atrodo neatsistatęs. Tada buvo, gal sakau, reikia nutraukti viską. Ir gausi taip, kad davai, sakau, nebedaug liko, kai varžybą reikia išdirbti. Susidėliojo viską, užkroviau androgenus normaliai, visas pilnas. Viskas buvo atrodo super, bet tiesiog vis tiek nueini į treniruotę ir jautiesi dužęs, miręs.
tas svoris ir net ant pačią paskutinę treniruotę, kurią dariau, ir jėga pradėjau kristi. Ne tik, kad savijauta lėjo, bet ir jėga konkrečiai pradėjau kristi žemyn. 2.10 aš ten pasispaudžiau taip gan sunkiai. Nors aš norėjau ten kelis repus, tai etapas pas gal 2 repus ar 3, neapsimenu dabar koks planas buvo 3 gal. Tai, tipo, gerokai esu susilpnėjęs. Tai sako, į poilsio buvo daug beje, nežinau, gal 90 dienų ten, ganėtinai daug tikrai. Tai viskas turėjo būti ok, bet tiesiog jau pradeda kūnas kristi žemyn, tai jėga pradeda kristi. Ir miego buvo tada ok, ir maistas buvo ok, tikrai tvarkingai viską buvo sudėliojęs ir vis tiek nesugeba kūnas atsistatyti. Tai tai sako, kad tiesiog per ilgas mano buvo visas pasiruošimas apskritai varžybom. Tiesiog buvo per ilgas ir nieko čia nebegaliu padaryti. Ta prasme visiškai nieko, viskas ką reikia padaryti, tai tiesiog nutraukti. Aišku, kūno svorį užsimečiau, galvot, pabandysiu tiesiog daugiau užaugti, nemes kūno svorio ir tiesiog varyti iki galo, kad tos jėgos kiek įmanoma daugiau, kad tai būtent rekordui. Tai gausi taip, kad tiesiog turėjau viską nutraukti, nes greičiausiai jeigu dar bandyčiau kažkaip save pušinti ten, žinai, prie workoutų privaryti prieš treniruotę ar panašiai, tai greičiausiai net tai privestų prie traumus, kas tikrai nebūtų protinga, ar ne? Tai tokie dalykai. Tai paskutinis galbūt patarimas tada būtent iš šito, apsiskaičiuoti savo mėnesius iki varžybų. Ir sakyčiau, kaip mano atveju buvo 4 mezociklai, man buvo pats gazas, tarp 3 ir tarp 4, netgi tas 4 iš tikrųjų toks, ribinis, greičiausiai jau ten platoj gal galėtų prasidėti, žinai. Tai 3-4 mezociklai čia maks, ką gali daryti. Bent jau man asmeniškai, ar ne? Ant aukšto meistriškumo ir panašiai. Tai 3-4 mėnesiai tokie, kaip grinai pasiruošimai. Todėl pasisteng pakelt maksimaliai daug jėgos iki tol. Tai pradėk su mažai androgenų. Ir arba apšiai natūraliai PCT arba TRT, pradėk pasiek kiek įmanoma daugiau jėgos, sakykime, natūraliai pavadinkim, ar ne? Tada antras etapas galėtų būti pasiek kiek įmanoma daugiau jėgos ant kuo mažiau androgenų, grinai ten anavarą vieną gali varyti su TRT. Ir pasiek tiek jėgos kiek įmanoma, būk tiek ryškus kiek įmanoma, būt būtent pačioj pradžioj. Ir tada jau kai prasidės tas vadinamas varžybinis pasiruošimas, tada viską po truputį didini. Palaikyk lengvą kardio, nereikia ten, žinai, stebuklingai varyti daug, nes tas, man irgi čia buvo vienu etapu, aš tada lengvai boksą žaidžiau treniruotėse ir jaučiau, kad man biškėjo per daug tokio kardio krūvio gaunasi, tada sustabdžiau, bet lengvai kažką buvau palikęs ten pasivaikščiojimus į kalną ant treadmilo ar panašiai, tai nepleisk irgi pilnai kardio, tokį lengvą daryk, ypatingai gerai ryte prasivaikščiot, po maisto kartais gerai prasivaikščiot virškinimo sistemai. Ir kardio irgi labai sistemai gerai, jeigu matai, kad svoris per greit auga, irgi stebėk mitybą. Faktas, mitybą visada reikia prisižiūrėti, kad per greitai neaugtum, nes ten stebuklingai tu to raumens kažkaip neužaugini. Vandens prikaupi, bet raumens stebuklingai tikrai jau neužaugins, jeigu, aišku, kalbam aukštą meistriškumą, jeigu jau esi. Tai va. Ir, kaip ir sakiau, per ilgo nepasidaryti. Ir tada bus kokie 3 mėnesiukai, maks ant tokių jau šlapių chemikalų, kaip metanas, anadrolas ir taip toliau, ar ne? Tu toks pilnesnis būni, vėlgi atsimink rezervę, kad tu būsi jau sunkesnis, dar kokius 2-3 kilus gali užmesti vandens vienu tų androgenų ir turi rezervą tą turėti, ar ne, kad tilptum į svorio kategoriją ir per daug siūlyčiau svorio nemest, 2-3 kg maksimum, arba ten jau nėra kitų būdų, tau privalai tilpti į kategoriją, ar ne. Tai va, tai galbūt tokie dalykai, mano patirtis tokia. Jeigu turi kažkokių klausimėlių įdomesnių, galbūt norit ruoštis ar panašiai, galbūt galėčiau kažkuom padėti, tai rašykit man asmeniškai, į Facebooką, Instagramą, nesvarbu, padėsiu. Ir jo, mano tokia patirtis, dabar šiuo metu susitelksiu į svorio metimą ir kitus bairiukus, pamatysim filmukus apie tai plačiau, bet benčą paliksiu kitiems galbūt metams, galbūt iki 90 kg kategorijoje, bet iki 100 kategorijoje planuoju greitai nedalyvauti. Nebent ten, žinai, 90 su biškiu galėčiau šokti, bet greičiausiai iki 90 ruošiuosi, man patinka tas toks lengvesnis kūnas, kad tiesiog jaučiausi labiau toks flexible, gyvesnis ir panašiai. Tai va, tokie dalykėliai, tiek apie mano benčą ir jo, patinka filmukai, spausk like ir subscribe ir laukiu naujų. Iki. Translation.